Pirmoji Karalių knyga, 21 skyrius. Jezreelietis Nabotas turėjo vynuogyną šalia Samarijos karaliaus Ahabo rūmų. Ahabas kalbėjo Nabotui: duok man savo vynuogyną, aš pasidarysiu iš jo daržą, nes jis yra arti mano namų. Už jį tau duosiu geresnį vynuogyną, arba, jei tau geriau, sumokėsiu, kiek jis vertas. Nabotas atsakė karaliui: taip nebus, kad atiduočiau savo tėvų palikimą. Ahabas sugrįžo į namus paniuręs ir nepatenkintas dėl jezreeliečio Naboto atsakymo: neatiduosiu savo tėvų palikimo. Jis atsigulė į lovą, nusisuko ir nevalgė. Jo žmona Jezabelė, atėjusi pas jį, klausė: kodėl tavo dvasia taip nuliudusi, net nevalgai? Jis jai atsakė: aš prašiau jezreeliečio Naboto parduoti man savo vynuogyną arba išmainyti į kitą vynuogyną, bet jis nesutiko. Jo žmona Jezabelė tarė jam: ar ne tu valdai Izraelį? Kelkis, valgyk ir būk geros nuotaikos. Aš atiduosiu tau jezreeliečio Naboto vynuogyną. Ji parašė Ahabo vardu laiškus, juos užanspaudavo jo antspaudu ir pasiuntė miestų vyresniesiems bei didžiūnams, kurie gyveno su Nabotu. Laiškuose jį rašė: paskelbkite pasninką ir pasodinkite Nabotą į pirmą vietą tarp žmonių, o prieš jį pasodinkite 2 vyrus, Belialo vaikus, kurie paliudytų, kad Nabotas keikia Dievą ir karalių. Po to išveskite jį ir užmuškite akmenimis. Jo miesto vyrai, vyresnieji ir didžiūnai, gyvenantieji mieste, padarė taip, kaip buvo parašyta Jezabelės laiškuose, kuriuos ji jiems pasiuntė. Jie paskelbė pasninką ir pasodino Nabotą į pirmąją vietą tarp žmonių. Po to atėjo 2 vyrai, Belialo vaikai, ir atsisėdo prieš jį. Tie liudijo prieš Nabotą, visiems žmonėms girdint: Nabotas keikė Dievą ir karalių. Po to jie išvedė jį už miesto, užmušė akmenimis ir pranešė Jezabeliai: Nabotas užmuštas akmenimis. Jezabelė išgirdusi, kad Nabotas užmuštas akmenimis, tarė Ahabui: pasisavink jezreeliečio Naboto vynuogyną, kurį jis atsisakė tau parduoti už pinigus, nes Nabotas jau nebegyvas. Ahabas, sužinojęs, kad Nabotas miręs, tuojau išėjo į jezreeliečio Naboto vynuogyną, kad jį pasisavintų. Tuomet viešpats kalbėjo Elijui: eik į Samariją, kur sutiksi Izraelio karalių Ahabą. Jį rasi Naboto vynuogyne, kurio jis nuėjo pasisavinti. Sakyk jam: taip sako viešpats, tu nužudei žmogų ir pagrobei jo nuosavybę. Toje vietoje, kurioje šunys laižė Naboto kraują, šunys laižys ir tavo kraują. Ahabas, pamatęs Eliją, tarė: tai suradai mane, mano priešę? Tas atsakė: aš tave suradau, nes tu parsidavei, kad darytum piktą viešpaties akise. Todėl viešpats sako: aš bausiu tave ir išnaikinsiu visus Ahabo šeimos vyrus, nė vieno nepaliksiu gyvo. Padarysiu tau, kaip padariau Nebato sūnui Jeroboamui ir Ahijo sūnui Bašai, nes tu įtraukei Izraelį į nuodėmę. Ir apie Jezabelę viešpats taip pat kalbėjo: šunys ės Jezabelę prie Jezreelio sienos. Kas iš Ahabo mirs mieste, tą ės šunys, kas mirs laukuose, tą les padangių paukščiai. Nebuvo kito tokio, kuris būtų taip parsidavęs daryti piktą viešpaties akise, kaip Ahabas, nes jį suvedžiojo jo žmona Jezabelė. Jis bjauriai elgėsi
sekdamas paskui stabus, kaip darė amoritai, kuriuos viešpats išvarė prieš izraelitams įsikuriant. Ahabas, išgirdęs šituos žodžius, perplėšė savo drabužius ir, užsidėjęs ašutinę, pasninkavo, miegojo apsivilkęs ašutinę ir vaikščiojo nusiminęs. Tada viešpats kalbėjo pranašui Elijui: ar matai, kaip Ahabas nusižemino prieš mane? Kadangi jis taip padarė, aš nesiųsiu jam nelaimių iki jo mirties, bet jo sūnaus dienomis įvykdysiu bausmę jo namams.